knygutes į lentynėlės. Kertu padėliosim. Tuoj lėkiu pas manikiuristės susitvarkyti nagus, bet dar kol kas galvoju pafilmuosiu su šitais, sorry už vaizdą, taugiam, nes galvoju iš vis nusimti dabar, kad pailsėtų nagai. Tai galvoju pirmiausia dar nufilmuosiu, paskui nežinau, kas bus. Tai, bet gal dar ir persigalvosiu paskutinę minutę, kaip dažnai būna. Jo, rytas, balselis toks dar prikimęs, bet galvoju vis dariau sušnabždėsiu reikia su pusbalsiu padaryti, nes dažniau prašote, kad su pusbalsiu daryčiau. Tai vat, pažiūrėsim, kokios čia knyglutės, jau krenta. Bet tokios fainutės ir svarbiausia įdomu, kad tikros knygutės. Tikrų knygų maži miniatiūros, mažas. Va. Tai va tokį mažiuką turiu vieną. Spintelę tokią susidėtą. Ir va čia yra dar didesnė. Pažiūrėsim, padėliosim. Įstrigusios dar yra. Prince Caspian, Kaspijos princas, ar kaip visokiausių. The Dead Romantics. Aha, net nematau, čekinių reikia. Def, me, žodžiu nematau, bet matau me. Pagal spalvas galima dėti, pagal žanrą. Daug tokių. Fainas miniatiūros tokios. Silver Chair, nesuprantu, ko čia. Better Than The Movies knyga. Įvairiausi. Ai. Dar pas mane Bela nori įeiti, jau atsibudo. Jau beldžiasi mano šuo. Tai vaikai atsikels, nes šuniuką pasivaikščioti. O, čia balta. Ai, bet kitoks pavadinimas. Restore Me. O čia yra dar iš tos serijos. To, kur nedamatau pirmo žodžio. DFV Me. O. Serijos dar knygų visas, nėra sakyti. Things We Never Got Over. Nu ką,
paimti ir sudėlioti, ne? Tvarkingai į lentynėlę. Reikia pavalyti stikliuką apdulkėjęs. Delionvič liūto ragana, kaip čia ragana įdomi. Visokių. Čia dar galima įdomių knygų rasti ir po to eiti. Tikrai ieškoti, kurių skaityti, ne? Sakytam. O, irgi. Nematau vėl pirmo žodžio, un ir mi, bet užmerkta akis, o dabar. Tas yra atmerkta akutė. Gerai. Kažkokios serijos irgi. Kaip gražiai taip dedas. Dar sakau, reikia pasimti tų namukų. Feiri tų namukų irgi padėliot, paklijuot. Kur ten ir staliukai, ir gėlytės, ir visa kita, man atrodo, irgi būtų įdomu. Jo, reikia lentynėlę pasidaryti čia pas mane. Būtent va tokiems įsidėti miniatiūroms. Miniatiūrinį namuką pasidaryti. Kaip manote, ne? Tai fainiai tokius liesti ir toks. Geras, relaksas man pačiai dėlioti. Toks knygutės, kantų. Happy place. Rušą paimsim. The Heart Principle. Red, white, royal, blue. Royal blue. Ups, tai krito. Norėjau čia įdėti, krito čia. Fainai. Čia toks tamsesnis. Tikrai tai fainai. Knygučių lentyna. Dar kokias skulptūrėlę įdėti gražią. Sakau, visą kambariuką padarė tokį. Tai va čia toks mažiukas. Aš dabar tik neatsimenu, mačiau gal šitus, net aš pirkau gal ne iš TikToko, pirkau iš Temu gal. Mačiau reklamą TikToką ir tada nuėjau pažiūrėti, man atrodo, į Temu. Tiksliai neatsimenu, bet man atrodo. Ir šitą pirkau val, bet į dydį nepažiūrėjau, gavau bus didelis. Bet gavau mažiuką. Ir dar vieną dėžę. Gavau didelę. Tai va dar dėliosim. Kitą kartą ir didžiulę dėžę parodysiu dabar. Taip jin atrodo. Gal čia tilps visas knygutis. Ar netilps? Oi, krenta.
Ai, įkrenta. Kas ten taip kreivai pasidarė. Dabar kelias ten tilps. Va, dar sakyti. Believe me. Va, dar. Nu ir dar. Va. Pirma lentynėlė jau sudėta. Jau net neiškris. Ramiai, tvarkingai. Na, į kitas dar galima akmenuką įdėti, ne? Ar kažką, pavyzdžiui, dėl, kad prie knygų kažkoks dalykiukas įdėtas, bet dabar turim dar knygučių, tai sudėsim knygas. Sudėsim knygas. Atvirkščiai tą. Jūs skaitot knygas? Papasakokit, kokią knygą dabar skaitot. Aš tai dabar skaitau Blavatskyjos. Bet tarpuose dar ir kitas sielų kelionės skaitau. Labai įdomi. Bet noriu kitas nusipirkti. Kitas serijos knygas. Jum paskaityti, nes įdomybių būna ten. Nebūna, yra tiesiog labai ką norėčiau pasidalinti. Vasara, darbai, vaikai ir reikalai. Rudenį tai vapšiai. Manau, dažniau susitiksim ir būsim. Tai jau bus geriau. Dabar vasarą biškį dar. Tokie reikaliukai. Nu, žiūrėkit, visas ir telpa. Oi, ne tuo kraštu dėjau. Oi, tvarkingai, gražiai. Popieriukais į išorę, čia pinceto reikia, nepasiėmiau pinceto. Kitam kartui žinosiu, kad kai su miniatiūram dirbam, reikia pincetuko pasimti. Nes va dabar reikia išimti ir nesugrabalioju. Oi, kaip Bela trenkėsi duris, sorry. Nu gerai, kaip man dabar išimti tą vieną. Vos visas neiškrito, bet pavyko. Ta kreivai įdėta ištraukti, nes įdėjau popieriukais į išorę. Reikia nugarėlę, kad matytume knygos nugarėlę. Ir dar viena liko. Kingdom. Ok, ta Kingdom, kur mes įkišim.
paskui neskaito, bet išsitraukia, aha, šitą turiu ar neturiu, šitą turiu ar neturiu iš tikrųjų. Fainai. Tai va tokia dėžutė, skrynelė, dėžutė, knygučio, miniatiūrų. Ir kada vat nori nusiramint, vakare sau išberi ir dėlioji, paskaitai, apžiūri ir dėlioji, Toks relaksinis užsiėmimas. Užsidaro ir štai taip. Tokia, nu va ir paskui padedi kur nors sau tą vieną. Tai va, ir dar dabar parodysiu tą didesnę. Taip, ir čia yra ta didesnė dar. Maišelis fainas, man patinka. Šitai popsikai, pum. Ir štai ta pati dėželė. Kvepia mediena, patinka man. Irgi va, uždarimas, atidarimas. Knygų maišelis. Ir čia gal sakyčiau, va taip reiktų. Kaip tokia biblioteka. Susidėti lentynas ir tada va taip užsidarys šitą, taip stovės. Ir čia dėti knygutes. Štai jau tokia didesnė, tai va gražiau padaryta. Tai va sekančiam kartui pasidarysim šitą dėžutę irgi vakare, kada padėliot. Va, kiek knygų dar turiu, jau matau, kad ir tokių pačių yra, bet ir visokių kitokių. Šiam kartui tiek. Ačiū, kas likote kartu, kas peržiūrėjote. Gero poilsio jums. Parašykite, ar patiko. Ir iki greito.